Kai jau suprantame visą kojos eigą, reikia daryti jau be pauzių. Pakėlėm. 1, 2, grįžom. 3, grįžom. 4, 5. Ir toliau jau iš karto nuo grindų. 1, 2, 3, nuo grindų. Kai padarėme šią techniką, partnerį truputį pastumėm atgal ir galim jau atsistoję stovėseną, galim daryti. 1, pasisukom, paėmėm už sienelės, 2, atlikome spyrį, koja grįžo atgal. Čia truputį. 1, paėmėm už sienelės, 2, spyris. 1, 2. Ir jau vėliau darome be sienelės. Partneris atsitraukia, darom. 1, koja grįžo atgal. 2, koja grįžo. 3. Atkreipiu dėmesį, kad labai svarbu, mokinant į šį spyrį, mokintis taip, kad koja eitų iš apačios, įmuštų ir grįžtų atgal. Vėliau varžybose jisai yra mušamas įvairiai. Jisai yra mušamas ir šonu, ir bet kaip kitaip. Svarbu, kad būtų pasiektas taškas. Bet mokinimosi procese labai svarbu, kad kojų pirštai žiūrėtų į apačią. Taigi, stovam, technika. Pach, įmušėm, koja grįžo atgal. Pach. Pach.